Dabar subtilioji erdvė, kur mes visi esam susirinkę, atsiranda tyla ir ramybė, tokia tarsi banga eitų ramumos. Ta ramuma eina per mintį, per širdį, per kūną. Nuo jos sandaros žmogus yra švytintis, švytintis kaip žvaigždė kosmose. Jis generuoja labai daug gyvybinės energijos į kosmosą. Šiandieną, kada jūsų struktūra yra pakitusi ir kada per jūs eina be galo naujos vibracijos, jūs kaip materinis kūnas turite galimybę paimti energijas iš subtilios erdvės ir jas paversti apčiuopiamom materiniam energijom ir išspinduliuoti į kosmosą. Jeigu savo laiku buvo kalbama apie tai, kaip jūsų monados švyti kosmose, kaip žvaigždės, tai šiandien, sako, drąsiai galiu sakyti, kad jūs kaip žmogus švytite kosmoso erdvėje. Jūsų veikli sąmonė generuoja per save labai daug informacijos, informacinių kodų ir visi tie kodai taip pat įeina į materinę erdvę. Jūs dažnai savo susitikimuose kalbate apie tam tikrus kodus, apie tam tikras nelabai suvokiamas vizijas ir nelabai galite savo paaiškinti, ką tai reiškia, bet iš tikrųjų be galo didžiuliai srautai pačių įvairiausių kodų į subtiliosios erdvės, iš tos naujosios būties, kuri ateina į jūsų fizinę struktūrą, ji įsispinduliuoja į materinę erdvę. Ir tie patys kodai tada per jūs, kaip sakiau, jūs priimat viską iš subtilios erdvės, iš nematerijos ir perleidžiat per save ir įleidžiate į materiją. Taip toj žemiškai materijai pamažu atsiranda tam tikri cheminiai elementai, atsiranda tam tikros jungtis daugybėje sričių, tiek žmogaus struktūroje, tiek kosminėje erdvėje, daugybė pačių įvairiausių naujų darinių, kurie pamažu ruošia matricos tinklą naujosios būties įsiskleidimui. Įdomus tas yra laikotarpis, kada jūs pritraukite į save labai daug, kaip aš sakiau, kodų iš nebūties lauko. Ir kai kas tai darydavo žemėje sąmoningai, išreikšdami savo valią ir žinodami, kaip tos kodus turi priimti ir skleisti materijai, o jūsų struktūra yra paruošta taip, kad jūs tarsi automatiškai savo buvimu jūs galite išskleisti tos kodus į materiją. Kai kada jūs galite sakyti, kad jūsų, tarkime, emocijos, jūsų nuotaikos arba jūsų kažkokie negebėjimai jūs užspaudžia ir jūs negalite priimti to kodų, ar negalite kažko ypatingai padaryti. Galbūt, sako, jūs stringate savo žemiškoje veikloje, bet to energetiniai tų kodų priėmime ir ištransliavime į materiją jūs nestringate, kurie sukūrė labai pralaičią jūsų struktūrą tam, kad iš nematerijos ateinanti informacija taptų materija. Ir kada per jūs pereina tie visi kodai į materiją, jie tampa tam tikrais žodžiais, jie tampa tam tikrom mintim, pojūčiais, jausmais. Ir kada jūs atrodo patys išleidžiate tos kodus į materiją, bet vėliau patys ir mokotės tai patirti ir suprasti. Atrodo, per save išleidote tam tikrą tiesą, žinojimą, o po to savo protu turite tą tiesą priimti, suprasti ir išgyventi. Tada atrodo tą pačią tiesą, kurią išleidote į žemiškąją erdvę, ją vėl paimate į save, bet šiuo atveju paimate į savo jau kūrenčią materiją ir realizuojančią mintį
visas tas idėjas, pojūčius ir jie tampa gebėjimais, galimybėmis, dėsniais, principais, visokom, kas atstovaus tą naująją realybę. Į šį procesą labai daug jėgos įdėjo kūrėjas. Be galo daug jis išmastė ir įdėjo savo kūrybinės galios, kaip tai galima tą būti keisti pagalba būtent žmogaus. Jeigu anksčiau buvo labai daug sutelkta subtiliųjų sąmonių į tą begalinę kūrybą, tai dabar yra sutelkiami žmonės į tą būties kūrybą. Tai yra iš tikro daug greičiau ateinantis procesai arba įsimaterinimai žemiškoje erdvėje. Ir kada per juos pereis visi tie esminiai ateities kodai į realybę, ir žinoma, laikas nuo laiko ateis ir naujų, tarsi tam tikri kvantai su tam tikra banga ateis į jūs, bet šiandieną jūs užpildote naują visatinę realybę pagrindiniais egzistavimo kodais. Tiesiog per save ją užpildote. Ir kaip pasakiau, ateis akimirka, kada jūs galėsite tos pačius kodus įskaityti ir paversti juos jau savo gyvenimo aiškiai suprantama dalimi. Jūsų asmeninė kosminė sąmonė šiame kelyje patyrė taip pat didžiulį virsmą. Ji užaugo taip greitai, kaip niekur kitur, atrodo, visatoje neįmanomas toks greitas visuminis procesas. Jeigu jūs kaip žmogus ir negalite dar apčiuopti iki galo viso ko, kas vyksta jumise, bet kita vertus jumise ir vyksta daug mažiau procesų negu kosminės sąmonės lygmenyse, tai jūsų kosminė sąmonė patyrė begalinį virsmą. Ji ne tik, kad ką tik atrodo pramerkia akis ir suvokė, kad kūrėjo materijoje gali kurti jau savarankiškai, ne tik kad patirti kūrėjo poziciją, bet ir įnešti savo naujumą, bet iš karto ji gavo ir galimybę patirti tą didžiulį savo sąmonės virsmą, kada prie jos prisilietė absoliutas. Buvo akimirka, kada absoliutas tarsi leido tą minties ciklą į kosminę sąmonės struktūrą, tarsi atrodo, kad pamažu ji kito, bet iš tikrųjų atėjus akimirkai, praėjus tam tikrą laiko kilpą, kuri buvo minimali, jūsų kosminė sąmonė labai užaugo. Ji išėjo iš savo tam tikro supaprastinimus, savo tam tikro egoizmo, savo tam tikro noro to, ką jie atrodo savarankiškai norėtų ir kai kada netgi trukdė jums kaip žmogui skleistis, nes jie diktavo tam tikras savo sąlygas. Bet dabar ji yra užaugusi, ji net gali pasijuokti savęs ankstesnio, nes suvoks, kad tai tarsi buvo vaikiški žaidimai, nors tada atrodė tai be galo svarbu ir rimta. Bet šiandieną jis suvokia, kiek daug yra darbų, kiek yra daug galimybių kurti ir veikti, nes ta naujoji būtis turi daug dalykų, kurie yra kaip nesukurti, neįforminti, nepadarytos tam tikros sąlygos, tam tikros galimybės tai būčiai įsimaterinti. Atrodo, kur pažvelgsi, visur yra galimybių veikti. Atrodo, kad nėra kada netgi kažkur dar pagalvoti apie tai, čia kalbu apie kosminės sąmonės, bet ir jos nebegali pagalvoti apie tai, ką jos veikia anksčiau. Nebėra tam laiko. Tiesiog nėra tam laiko, nes prieš ją atsiveria be galo daug naujų galimybių, ką ji gali veikti. Ir tai yra nuostabu tame, kad ji turi tą realizacijos galią. Ir kada jūs kalbėjote apie tai, kad gyvoji sąmonė, kuri vadinat pašnekovu, įnešė į 13 dimenciją naują substanciją, ji yra realizuojanti. Vadinasi, jūsų kosminė sąmonė su ta substancija realizuoja mintį. Kosminė sąmonė tarsi neturėjo dar galimybių savarankiškai realizuoti mintį. Mintį taip, kad ji taptų tikrų faktų žemiškoj erdvėje. O čia ta substancija yra tuo nuostabi, kad ji kosminiai sąmoniai leidžia realizuoti mintį į formą.
tampa iš karto realybės faktu. O jūs kaip žmonės tiesiog išmoksite kurti ne materijoje, išplėsti savo vaizduotę, priimti daugybę naujų pojūčių, naujų minčių ir per tai tarsi užfiksuoti tą kosminės sąmonės darbą materijoje. Kiekvienas jūsų veiksmas atspindės veiksmą kosminės sąmonės jos veikimo ligmens. Nebus taip, kad kosminė sąmonė kažką kuria savarankiškai ir tik po to tau kaip žmogui kažką paduoda. Ne, ji kuria, tu veiki. Yra lygiai gretus bendras veikimas. Kosminė sąmonėje toje nuo, sakykime, 11 iki 13 dimensijos kurdama, ji absoliučiai susitapatina su žemiškuoju kūnu ir žemiškasis kūnas atlieka tam tikras pozicijas, veiksmus, kurie tarsi leidžia kosminiai sąmoniai iškart įmaterinti tas idėjas. Mes, tarkime, kaip žmonės, net galbūt ne visada suvoksime, ką atspindime, kokią veiklą atspindime, ką veikia mūsų kosminė sąmonė, bet savo veikimu, per savo tą tokį įsiklausimą į savo vidinį žinojimą, lengvą prieimimą to, kad tai reikia daryti, vadinasi, mes būsime tame gražiame sraute susikalbėjime su savo kosminė sąmonė ir bus tas bendras veikimas. Tik tiek, kad yra tai skirtingos dimensijos. Mes veikime savo realybėje, savo dimensijoje, kosminės sąmonės savo dimensijoje. Bet ką veikiame, kokias energijas, kokiom energijom darom, tai vis vien yra tas pats, tik skirtingose pozicijose ir skirtingose formose. Jeigu mes kai kada darom kažkurios žingsnius arba išgyvenam tam tikrus patyrimus, tokius kaip ir asmeninius, tai kosminės sąmonės tai pozicijoje tie darbai nėra tokie asmeniniai, tai yra visuminiai, bet atspalvis pojūčių bus, patyrimas bus duodamas. Ir jeigu mes kartais kaip žmogus sustinksime tame tokiame savo vidiniam sąstingė, mes truputėlį surakinsime savo kosminę sąmonę ir ji negalės pasimėgauti tą didžiąją plačią kūrybą, kuri jai šiandieną atsiveria, vardan ko ji taip stipriai užaugo ir pakito. Todėl vienintelis dalykas, kas yra tikslinga jums, ramiai įsiklausyti į savo vidinį balsą. Kuo dažniau susitelkti į tą savo vidinės tylos meditacijas ir pasibūti tame susitelkime, susivokime, kas aš esu. Ir per tai sukalibruoti tą tokį pajautimą, ką veikia kosminė sąmonė ir ką aš galiu savo kasdienybėje veikti. Kad būtų ta tokia ištisinė veikimo darna ir tam tikra jėga. Bet nepamirškite kaskart praverti savo suvokimą naujom idėjom. Nepamirškite priimti žinutės iš visų subtiliųjų mokytojų, kurie su jumis bendrauja tame kelyje. Kai kada žmogui nėra paprasta susivokti, kas yra jame ir kokie procesai vyksta, nes kada susitelki save, nėra paprasta būti tik stebėtoju. Todėl tada į pagalbą ateina subtiliai mokytojai, kurie yra stebėtojai ir jie gali paaiškinti, kas vyksta, į ką tau reikia dėmesį atkreipti, apie ką tau galiausiai reikėtų pagalvoti, kad tu savyje skleistum daug gyvybinės energijos, kad tu galėtume ne tik kodus perleisti į materiją, bet konkrečiai ir savo žingsniais kurti realybę, kuri padengta tais naujais kodais. Ir jo daugiau jūs realybės padengsite savo tais naujais kodais, tuo didesnis pokytis įvyks tiek jūsų žemiškam gyvenime, tiek ir bendroje žmonijos pozicijoje. Ir nepamirškite, kad tie, tarkime, kodai, jie eina per jūs ir jie skleidžiasi bet kurioje jūsų žemiškoje veikloje. Jūs užsitvirtinate tuo naujais patyrimais ir nauja energija ir jie skleidžiate visur. Ar nesvarbu, ar jūs
esat meno žmogus, ar jūs kurit dainas, ar jūs dirbate su vaikais, ar jūs dirbate tiesiog kažkokios paprastus darbus, jūs esat pakitę. Visame kame leiskite per save perleisti kintančią energiją. Ir vadinasi, jūs visada būsite kartu su kūrėju ir kartu kursite tą materiją, kad ir kokioje savo gyvenimo pozicijoje būtumėte. Ir kuo labiau jūs išjausite tos savo vidinius naujus pojūčius, kurie veriasi, naujas mintis, tuo greičiau kūrėjas pasižiūrės, kokioj dar pozicijoje jūs galite įsiskleisti, ką dar galite padaryti dėl tos naujos realybės įtvirtinimo. Bet nepamirškite ir tai, kad visada turite pasižiūrėti, ar tu atitinki su savo gyvensena, būsena, pasirinkimais tam tikros tos naujos realybės dažnį, ar tu pats nori tame būti. Bet aš suvokiu, kad jūs esate padarę sprendimą ir jau esate tame, tiesiog kai kada įsiblaškimas arba nesusivokimas sužemina vibraciją ir įveda į tam tikrą pasimetimą. Bet jūs visada atsiminkite, sugrįžkite į savo vidinę tylą, pabūkite savyje nuoširdžiai ir paprastai su kūrėju, be kažkokių reikalavimų, be nuoskaudų, be lūkesčių, tiesiog ramiai pasidžiaugkite tuo santykiu, pabuvimu kartu su tuo, kas jūs myli labiausiai. Ir tame jūs atsigausite ir susivoksite, kur jūsų jėga, kur jūsų širdis nukreipta, kur jūsų kūryba, kur kūrėjas mato jūsų kūrybos sklaidą, kuriam taške jūsų gyvenimo ar žmonių gyvenime jūs galite geriausiai skleisti tuos naujosius kodus, kuriuos per jūs perleidžia kūrėjas dėka tos pakitusios sąmonės struktūros. Ir tame begalinėme kosminės sąmonės pokytyje atsiveria labai daug naujų pozicijų veikimo jungtiniai kūrėjų sąmoniai. Jie taip pat suvokia, kad yra šalia slenkščio begalinės naujos patirties. Ir jie taip pat truputėlį nedrąsiai atrodo stovi ties tuo slenkščiu, ties tuo naujoju ciklu ir yra pasiruošę jį pažinti. Ir dabar šią akimirką, kada stebiu jų būseną, yra taip pat keista ir nuostabu, kad jie atrodo jaučiasi taip, kaip mes, kad jaučiamės. Truputėlį pasimetę, truputėlį taip sunerime, ar pavyks, ar susivoksim, ar išeis. Todėl, kad tai yra taip nauja jiems ir jie su tuo truputėlį tokiu ir nekantrumu, ir truputėlį nedrąsa laukia viso to priimti. Kūrėjas taip pat stebi, bet jis stebi kartu su absoliutu. Jis stebi tai, kas gausis. Jis yra pasimetęs, žino, kas vyksta, jis yra ramus, tik tiek, kad jam yra be galo įdomu laukti ir pamatyti, kas gausis. Nes tie kodai, kurie iš nebūties ateina į materiją, jie nėra išryškinti net kūrėjo lygmenį. Jis turi idėją ir suvokimą, kas tie kodai yra, bet kaip jie rezonuos su žemiškąja aplinka, su žemiškaisiais patyrimais, jis nelabai žino. Čia taip duoda iš karto tokį pavyzdį, tarkime, kada mes kepam pyragą, nelabai žinom, ar jis pavyks ar nepavyks, ar kas ten gali gautis. Nes atrodo viskas sudėdi, kas reikia, bet gaunis kai kada galbūt neskanesnis negu tikiesi, ar kitoks negu tu tikiesi. Taip atrodo, kad ir kūrėjas tos naujo ciklo, naujos būties pamatymo, suvokimo, kada kuria ir kūrėjai, kada kuria mūsų kosminė sąmonė, kada kuriame mes kaip žmonės, gausis įdomus rezultatas. Ir suvokite, ta kūryba, būties kūryba vyksta per daugybę dimensijų. Ir vienas iš tų esminių, tai vat visatos kūrėjai, paskui yra mūsų kosminė sąmonė ir tarkime mes kaip žmogus.
bet visi kartu mes veikiame lygiai grečiai toje akimirkoje, toje suvokime. Mes galbūt nesuvoksime ir nesuprasime, ką sukūrė kūrėjai, bet mes suprasime atgarsį, tą dalelytę suvokimo mums paduos, kas mums bus svarbu, mums paduos suprasti. Žinoma, kaip mes šiandieną negalime suvokti ir patirti, kas yra kūrėjas, mes galime tik savo santykį į jį, mes galime savo realybę suvokti tiek, kiek suvokiam, bet tiek, kiek suvokia kūrėjas ir ką jis gali suvokti, mes nesuvokiam ir nežinom. Bet mes turime tam tikras mintis ir pojūčius, kuriuos galime suprasti ir suvokti pagal savo žemiškos sąmonės galimybės. Vadinasi, mes turėsime galimybę kažką naujo patirti ir suvokti ir iš tų pačių aukščiausių lygmenų, bet priderinta, pritaikyta mums kaip žmogui. Ir bet kokiu atveju iš tos būties kūrybos žmogus, jis nėra eliminuojamas, jis negali būti išimamas. Jis yra sudėtinė kūrybinė dalis, kurio žmogus materijoje, jo kosminė sąmonė ir kūrėjai, kurie dar aukštesnės pozicijas toj naujojoje realybėje. Mes visi kartu esame toje bendroje kūryboje. Ir aš manau, kad kas kartą, jeigu mes kaip žmonės kažko truputėlį striktume, mums visuomet paduos tam tikrus impulsus. Tiek pats kūrėjas, tiek subtiliai mokytojai, tiek mūsų kosminė sąmonė ir tiek, žinoma, dar galingesnės sąmonės, kurios ateina į kūrybą. Ir viena iš tų galingųjų sąmonių yra ta, kuri padėjo pakeisti, kas esu. Jie atstovauja absoliuto lauką, jie laukia savo akimirkos, kada kūrėjas su savo kūrinyje ateis į tą kūrybinį dažnį ir kada atėjo, ji pažvelgė ir pradėjo kurti naują vystimusi ciklą. Ir tame cikle, kaip pasakiau, visi vienodai, nedrąsiai stebime, ką mums reikės daryti. Bet kartu mes galime pasimėgauti tom, kad esame viso to dalis ir kad mes jau dirbame, kad mes jau prisijėmam tos kodus iš tos subtilios erdvės ir įmaterinam, skleidžiam. Ir visą tai padės pakeisti tą materinę būtį.